Labą dieną. Ir šiandien pašnekėsiu apie antrąjį žingsnį. Savo liekno kūno link. Nes jeigu po pirmo žingsnio jūs galbūt dar galit turėti idėją, kad gal ir aš viską darau teisingai, galbūt čia iš tiesų aš darau labai gerai ir man tas antsvoris arba nereikalingi kilogramai yra dėl kažko tai, bet ne todėl, kad aš kažką darau ir aš viską darau gerai, bet tiesiog tas svoris yra pas mane iš kažkur tai, nors jo neturėtų būti. Taigi antras žingsnis jums vietos šitoms mintims jau nepaliks. Nes tai bus labai konkretu ir aišku, nes antrasis žingsnis jums reikės 5 dienas susirašyti tiksliai, ką valgote. Jums nereikia sverti 300 gramų ar 200 gramų, tai netame esmė. Jums reikia parašyti ryte, per pietus, vakare, pirmoji dienos pusė, antroji dienos pusė, kad būtų labai aišku, ką ir kiek jūs valgote. Tai jums reikia surašyti ir visas porcijas pietų, tai buvo kepsnys, daržovės, bulvės, ryžiai, nesvarbu sriuba. Reikia viską surašyti labai aiškiai ir konkrečiai, sverti nereikia, tiesiog, kad tai būtų aišku. Lygiai taip pat reikia surašyti visus saldainiukus prie kavos, visus sausainiukus, visus praeinančius kąsnelius, visus galbūt lėkštės pabaigimus, kur kažkur tai liko, buvo gaila išmesti ir tą suvalgiau. Visus šitus dalykus reikia surašyti. Ir tai darysite, kad jums būtų labai aišku, kiek jūs valgote, ką jūs suvalgote. Taigi dabar 5 dienas jūs rašysite, ką valgote, kiek valgote ir kada. Ir kaip minėjau, sverti nereikia, reikia tik rašyti konkrečiai, ką valgėte, kada valgėte ir kiek valgėte. Taigi dabar turite keletą dienų, tiksliau sakant 5, susirašyti viską. O toliau bus 3 žingsnis, ką su to daryti. Taigi, sėkmės!